Tai labas vakaras visiems ir visų pirma visų organizatorių vardu noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius į jau 8 Vilniaus universiteto karjeros dienų atidarymą. Būtent Vilniaus universiteto karjeros dienos yra unikalios tuo, jog tai vienintelės karjeros dienos visoje Lietuvoje, kurias organizuoja patys studentai, susirinkę iš įvairių universiteto fakultetų. O susirinkome mes jau lapkričio mėnesį, kad įgyvendintumėme pagrindinį karjeros dienų tikslą. O tikslas visiems gerai žinomas. Tai padėti studentams ir darbdaviams užmegzti tarpusavio ryšius ir sugriauti visus barjerus, trukdančius kurti karjerą. Būtent toks ir yra jau 2 metus iš eilės nesikeičiantis karjeros dienų šūkis – karjera be barjerų. Jau visą kovo mėnesį studentai buvo kviečiami ekskursijas po įmonės, kurių šiemet dalyvauja lygiai 50. Ir visos jos laukia susidomėjusių studentų. Tad viskas priklauso tik nuo jūsų pačių kolegos. Karjeros dienų programa išties suteikia galimybės užmegzti reikiamus kontaktus bei įgyti naudingos patirties. Kontaktų mugė, praktiniai įmonių seminarai, trumpieji darbo pokalbiai, žymių žmonių bei įmonių paskaitos suteikia visas progas pasiimti tai, ko reikia susikurti sėkmingai karjerai. Tai reikia ateiti ir tomis galimybėmis pasinaudoti. O jų galų gale universitetas ir yra ta vieta, kurioje galima klysti, bandyti iš naujo ir stengtis tol, kol pasiseks. Todėl linkiu karjeros barjerus griaunančios savaitės, kurią pradedame diskusiją. Mano sėkmės istorija. Eiti pačiam ar būti vedamam. Taigi žodį perduodu moderatoriui Antanui Jonaičiui ir linkiu gerų įspūdžių. Gerai, ačiū labai, labas vakaras. Jeigu per garsiai kalbėsiu, pasakykite, kažką parodykit, viskas gerai. Taip, ir dabar diskusija bus, man labai patiko, Unė pasakė šūkį, šių metų karjeros dienų šūkis yra karjera be barjerų. Man labai patiko taip dėl to, kad, na, aš įsivaizduoju karjerą, kažkada mokykloje, kai įsivaizdavau, buvo tokia visą laiką paveiksliukas, vyras su kokiu nors ten lagaminu ar dar kažko ir lipantis laiptais. Na, įsivaizduojam karjerą kaip laiptus. Neabejoju, kad daugelis iš jūsų taip pat įsivaizduojat karjerą, tą patį žodį kaip laiptus, ar ne? Bet, na, aš kai ėjau tam tikrus mokymus, buvo pasakyta, kad yra labai klaidingas įsitikinimas dėl to, kad, na, laiptai užbrėžia tą psichologinę sąvoką, kad reikia lipti, pasiekti, kažko kopti ir vat nukris ir tada vėl reikės iš pradžių. Aš norėčiau pasidalinti, kad manau, kad, na, karjera turėtų būti labiau suvokiama kaip begalės kelių, kur sankirža, ne su kažkokiu pasirinkimu, kur jais jau pasirinksi ir tada jau kažką prarasi. Jeigu eisi į dešinę, virsi asiliuku, jeigu eisi į kairę, ten vyšnių negausi ar dar kažko. Kad tai yra labai daug kelių, kur labai turim daug raktų kiekvienas savyje ir, na, visi esam skirtingi. Tai va, dabar noriu pristatyti šios diskusijos dalyvius. Nebijoju, kad visiems jums jie yra puikiai pažįstami, tačiau vis tiek, ir čia priejau prie kiekvieno dalyvio atskirai ir galvoju, gal netyčia kažką netaip pristatysiu, tai jeigu patys dalyviai jausis, kad netaip pristačiau, tai labai taip mandagiai, gražiai arba akiplėšiškai galite pasakyti, kad nesumelavai kažką netaip perskaičiu. Tai va, Andželika Rusteikienė, Tarptautinio jaunimo tinklo Global Shapers, Vilniaus komandos narė, Verslo asociacijos investuotojų forumas, strateginių projektų plėtros vadovė, bei 2015 metų dalyvė pasaulinio ekonomikos forumo konferencijoje Davose. Taip. Šarūnas Gustainis, verslo konsultantas, smulkus investuotojas ir politikas. Sveiki, Šarūnas. Arvydas Avulis, verslininkas, statybų bendrovės Haner įkūrėjas ir vadovas, užsiimantis įvairaus pobūdžio pastatų statybą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vienas žymiausių įgyvendintų projektų Vilniuje, prekybos ir verslo centras Europa. Atsiprašau. Sveiki, ponia Avuli. Andrius Tapinas, televizijos laidų vedėjas ir prodiuseris, knygų Vilkų valanda ir Maro diena autorius, taip pat įvairių konferencijų, diskusijų bei mokymų vedėjas ir moderatorius. Sveiki, Andriu. Artūras Listavičius, koncerno MG Baltic viceprezidentas. Sveiki. Ir Marius Jurkštas, tarptautinės bendrovės CNC Baltic projektų ir programų vadovas, turintis tarptautinės akademinės ir profesinės patirties. Malonu jūs turėti. Sveiki atvykę. Tai aš, na, būtų labai sunku pradėti tokią filosofinę gaidelę, pradėti svarstyti, kas ta karjera, kas ją nulėmė, kokie sėkmės faktoriai. Ir, na, kadangi šį vakarą toks pasidalinimas mano sėkmės istorija, tiesiog labai tokie
Filosofiniai klausimai. Pirmai sakiau, kad karjerą aš įsivaizduoju kaip begalės daug kelių, na, tikrai daug kelių, kur galima žengti bet kur ir pamėginti įsivaizduoti, kad mes turime begalės raktų jiems atrakinti. Nesvarbu, ar mums pavyks ar nepavyks, bet mes jau turime raktą, bandysime kažkaip visas savo psichologinės ir moralinius išteklius pamėginti panaudoti. Ar jūs sutinkate, kad kiekvienas iš mūsų gali pasiekti to, ko bent jau labai labai nori? Gal tada norėčiau pradėti nuo Andriaus. Andriau, jeigu galite, pasidalinkite, tarkim, jūs, aš kaip suprantu, žurnalistikos išsilavinimo neturit. Ne, neturiu. Taip. Bet, na, dirbate žurnalistų ir jums tai netrukdo. Ne, netrukdo.